Pristatau jums Falcon 1000 W kem 8 V keturratį, elektrinį keturratį. Tai yra viena iš naujienų, šiaip naujam sezonui, bet jau ir 25 metais gal atsiradęs lapkritį, jau žmonės pirko jį, tai jisai yra ir jau išbandytas, ne visai naujas. Tai yra 48 V, bet kuo jisai skiriasi, jisai turi 4 baterijas, bet jau po 20 Ah talpos. Tai šiek tiek yra didesnė baterija, dėl to žmonėms patinka. Didesni ratai, 7 colių, pati bazė nėra didelė, tai jisai gan kompaktiškas. Tiek, aišku, laikyti ir garaže kompaktiškas, bet ir važinėtis galima per mažesnius tarpus pralysti. Važiuoklė. Pradėkim nuo važiuoklės. Amortizacija tikrai pakankama, kaip tokiam keturračiui svarbu jinai veikianti. Tai reiškia, kad priekis galas, va, čia net šis idealiai. Pakaba, šakės, metalas šiaip tikrai irgi neblogai padarytas, nėra, būna šiaip minkštesnių tų, bet šitas yra tikrai neblogai padarytas. Standartiškai būgniniai stabdžiai, gale hidrauliniai stabdžiai. Stabdžiai hidrauliniai ant 2 diskų, kiekvienam ratui atskiras. Kaip matot, didelis variklis, reduktorinis variklis, mes taip vadinam, nes jau stovi reduktorius. Perdodama ne grandinė, o reduktorium. Taigi, kem 8 V. O jisai suka po vieną ar po 2 ratus? Palauk, jeigu aš pakelsiu šitą ratą. Nu, pabandyk. Padarykim testą, kad Andriui rodys. Nu, davai, atsargiai. O, kaip veik, matot. Taip. Bet čia žinot, kam reikia. Nes aš žinau, ką būna taip ir taip, aš tik tam nežinau, ką modeliui taip yra. Bet čia būna tam, kad jūs kaip neapsiverstumėt, kad tas ratas, jeigu pakimba dėl saugumo bendrai, kad jis nebūtų jums... Bet lengviau į posūkį važiuoti. Taip, ir šiaip nedrasko, nei žolė šiaip mažiau drasko. Tai vienas iš tų variantų. Apsauga variklio, šakė šiaip neblogai sutvirtinta su kampuočiais tokiais, ne? Apsaugų, va, spinelę turim, kas yra svarbu, greičio, kur raktelis čia kažkur kabo, ne? Taip. Taip. Tai čia yra 3 pavaros, 3 greičiai, tai yra 1, 2, 3, tai grubiai įsibėgėjęs iki 40 km. Tai prašau. Bet aš skaitau, kad jeigu su svoriu, ten 35 gali būti. Ant skidelio elementariai, standartiškai yra elektrinis LCD ekranėlis, kur rodo greitis, rodo kilometražas baterija ir ar ready, ar steady, ar go. Randame šviesas, galit pažiūrėti operatorių sportinė tipo smailius. Šviesas, signalas. Čia turime atbulinis arba D drive į priekį. Su šito valdosi. Gazas kaip pas motorolerį, spaudžiam į priekį ir važiuojam. Stabdžiai, rankų apsaugos, realiai tik tais nuo krūmų, nėra jos kažkokios labai spūdingos, tai kažko tai ten pagavę tikrai nulieks šaibom, bet nuo krūmo, nuo vėjo kažkokio tai tikrai funkcija atlieka, nėra visai jau tos tokios dekoratyvinės. Taigi, šitą ar kitus keturračius rasite mangius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje mūsų parduotuvėse.